Sveiki, jeigu gerai supratome, tai norite pridėti tiesiog tuščią pasirinkimą mobilioje meniu versijoje. Tai reiktų pasirinkti kairėje pusėje interneto nuorodos ir URL dalyje įrašyti grotažymę ir čia įrašyti, pavyzdžiui, norimą pavadinimą tos dalies. Ir taip prisidės papildomas meniu punktas, kurį galite peržiūrėti atnaujinus svetainę mobilioje versijoje. Galite matyti, kad dabar yra pasirinkimas kita, kuris niekur nenuves. Ir jeigu jis reikalingas tik tai kaip kategorijos subkategorija, tai vat, jį padarysime kaip pagrindinį ir tiesiog nuslinksime, kas turėtų būti po juo. Tai dabar, kaip pavyzdį, pristatymą padarome po juo ir galime matyti, kad jis yra tuščias, bet pasirinkus jį atsidarys vidinė subkategorija. Tai tiek.